Treneri, jūsų komentaras po rungtynių su Slovėnijos rinktinė. Ar galim sakyti, kad slovėnai šiandien geriau išnaudoja progas? Taip, manau vienareikšmiškai. Du kėlinius, ypač pirmus du kėlinius, jie tikrai buvo beveik visur geresni negu mes. Aštriau atakavo, darė viską, ką mes turėjom daryti, bet gavosi atvirkščiai. Labai gaila dėl šių rungtynių iš tikrųjų. Aišku, žaidėme dėl pirmos vietos prieš juos, bet tikimės jau galvojam apie rytojų. Pats paminėjote apie rytoj paskutinės rungtynės su Estijos rinktinė. Ko galim tikėtis iš tų rungtynių? Na, bandysim tikrai žaisti geriau negu šiandien ir tik dėl pergalės. Mūsų skiria nuo medalių vienas taškelis ir priklausys rytoj taip pat, kaip mes sužaisim, kaip kiti varžovai sužais, net ne mūsų varžybų rezultatai, taip kaip galim būti ir pirmi, ir antri, ir treti, ir ketvirti, taip kad mes tai 100% žaisim tik dėl pergalės, tikėsim iš kitų varžovų mums dovanų. Ačiū. Dominikai, tenka pripažinti, kad Slovėnijos rinktinė šiandien žaidė geriau nei mes. Ką tu pats manai apie šias rungtynes? Aš manau, kad rungtynės tikrai mums buvo sunkios, kadangi jie labai mus spaudė, galima sakyti, naudojo mūsų tą taktiką, no time, no space. Ir tai tikrai nebuvo lengvos varžybos nei puolėjam, nei gynėjam, bet aš su gynėjais ir kaip iš mano pusės sakyčiau, kad buvo labai sunku išeiti iš zonos, kadangi jie mus spaudė. Ir buvo labai sunkios kovos prie borto, nes kaip ir mes, jie yra taip pat viena iš didžiausių komandų šiame čempionate. Bet mes dar turim šansų laimėti aukso medalį, tai mes, manau, grįšime į viešbutį, atsistatysime, pavalgysime, manau, gerai išsimiegosime ir galvosime tik apie rytojaus varžybas, nes turime būtinai laimėti ir tikėtis, kad prancūzai laimės prieš slovėnus. Supratau. Tai gero poilsio. Ačiū.